Sveiki, gyvi. Seniai nesimatėm, kai aš pagaliau prisiruošiau unboxingą padaryti. Nusipirkau čia savo kolekciją trūkstamų senų, naujų dalykėlių, taip galim pavadinti. Vieną jau taip biškį pradariau. Taip. Čia bus visos plokštelės. Matot, turbūt kokia pirmoji. Black Sabbath. Skleisiu paslaptį, čia bus visos Black Sabbath. Trūkstamos. Pagrindė su Tony, ne, visos su Tony Martin. Turbūt visos, jo. Nu, pirkau Amazon. Supakuota tikrai gerai. Tokiuose dėžutėse. Plokštelės tipo, štai. O čia yra speciali ta plokštelė. Aišku, jos visos buvo atskirai, 2 vienoj dėžėje, viso 5 pas mane čia. 2 vienoj dėžėje, 3 kitoj dėžėje. Dar didesnės dėžėse. Laisviau ten jūs jau judėjau viduj, kad kurjeriai beveždami nepažeistų. Nu, pirmą išėmiau, nežinau, kokias ideali, neglamdyta niekas. Kraščiukai irgi puikiai. Ir visada čia dabar su tuo darymu man kaip visada bėdos. Na, čia išleista jinai pernai metais 25 perleista. Turėjau ją aš. Turiu kompaktą, aišku, ir tą albumą. Pirmasis albumas su Tony Martinu. Pradėjau, kurį praktiškai buvau įrašęs su Ray Gillenu, kitų vokalistų jie, bet paskui perrašė. Visiškai pilnai Tony Martiną pasikvietė, taip jau čia. O, kai kurie gabalai pasikeitė, aišku. Lemba, kaip man visada bepakuodamas pridarau daugiau problemų negu žmonės man veždami iš Vokietijos. Čia Amazon, vokiečių Amazoną pirkau. Štai. Plokštelė, pats lipdukas, blin. Kodėl jis net plokštelės šitus, aš mėgstu visus įsisaugot. Stirgi čia. Gerai, kada jie taip nusilopa gražiai. O čia mes ir įdėsim į tegul būna. Kodėl blogai. Aišku, kad ne. First pressas bent jau. Remastered from Analog Tapes and Black Wine. Tekstus yra įdėta. Tekstų šytas. Tekstai, pirma pusė. Antra pusė. Faina, mėgstu labai šitą plokštelę, šitą albumą. Plokštelę, dar nežinau, bet albumą tai klausytas jau čia nuo vaikystės mano mėgstamiausia grupė, kadangi tai mintinai čia viską žinau, aš šias dainas jau labai patinka man Tony Martinas. Nu ką, pati plokštelė, standartinė, juoda, nieko, popierinis dėklas. Gražu. Jokių nesimato. BMG. Bus klausimų gero. Tai pasimsim iš karto savo stalčiukų tokį dalykėlį.
Įdomu, kaip skamba, aišku. Ir štai šitą daiktą. Štai dedu iš viršaus tas plokšteles. Mane kišau į spintą, O, štai. Toks. Statom čia. Tai pinam sekantį. Patinka man tas jų įpakavimai irgi va yra. Iš Amazon visi tai juosteliai, kurie nuplyši. Ir gali atsidėti. Štai. Sekanti. O. Cross purposes. Cross purposes. Biškai teisingai tart. Štai, kaip gražuliai. Šitos, tai vat, Eternal Idol tai buvo, dar jų daug leista. Šitos tai labai ilgai buvo. Turbūt nuo 90-ais. 94 čia šiaip, tai vat, kai išleidau tada, tai taip ir perleidau tik tai 24-ais. Niekur nebūdavo įrašų, nei Spotify, nei YouTube, nei Apple Music, niekur. Nei CD, nei plokštelių. Na, aišku, CD būdavo senų, nebent galėdavo rasti naudotų. Naujo nenusipirksi jau. Atpjoviau. Tas išlukštenimas, tai blemba, tos kampus aplankstau belukštendamas. Štai lipdukas, apvalaus lipduks. Štai 2024. Leista. Kur mes įdėsim? Na, čia dėtum. O, tai. Tai čia juodas jau tekstų bukletas. O, tekstai. Čia irgi, man atrodo, jie turėjo tokį kontraktą su dabargi Black Sabbath teisės turi Sharon Osbourne ir Tonis Iommis. Tai toks kontraktas durnas. Jie negalėjo nieko išleisti naujo, žodžiu. Tik perleist, kad seniau turėjo. Tai štai čia toks tik tai grynas albumas buvo perleist. Jokių naujų gabalų, jokių Deluxe Edition ir panašiai. Gaila, aišku. Juoda plokštelė, gražiai, faina. Irgi klausyta iki skausmo. Žiūrėsim, kaip čia remasteris šitas. Taip, dar jau su sujimauti. Štai, opa. O. Turim kolekciją. Taip, sekantis. Smogėjusiai čia atidaro.
Kasgi čia bus? Ogi aš jau matau, čiagi Headless Cross. Jau pirmas albumas su Tony Martinu, kur jisai prisidėjo prie kūrybos, ne vien tik tai perdainavo dainas kažkieno iš naujo. Kartą gal ilduką. Tikrai šitas albumas taip būtinas perklausyti kiekvienam sunkesnės muzikos mylėtojui, metalo gerbėjui. Tikrai fainas, geras darbas. Muzika nuostabi, vokalas nuostabus, tema nuostabi. Štai grožis koks. Wow, dičkis, fainas. Jis turėjo kompaktą tik. Ne, šitą maluoju, šitą turiu ir ne First Pressą, bet turiu iš 89 metų. Patikrinam. Irgi tekstai juodi. Headless Cross, vien tas titulinis gabalas. Ko vertas. Irgi nieko naujo, aiškus. Plikas albumas. Čia 3 dainos, čia 4. Žiūrėsim. Čia remasterinu. Pagerinu skambesį. Nauja. Opla. Grotuvo, turėsiu laiko laisvesnio. Dalį kododipčiukai. Kitoks įpakavimas. O. Parodyti čia kaip įdėti specialiai vinilui. Vinil pak. Štai. Tai paskutinis Black Sabbath. Ilgą laiką buvo paskutinis, aišku, 95 metų, ne. Paskui su Oziu atsikūrė, išleido 13. Ten kiek praėjo 20 metų, bet 2013-2014, tai čia išleido. Pjaušiau biškį. Pažiūrėjau nieko. Suplėšyt lipdikų. Fainas. Daug kam nepatinka tas man. Nežinau, man tai fainas. Čia turėtų būti atidaromas, blemba. Gaila, ne. Tada tą gali išskleisti visą paveiksliuką. Dabar tik tai. Pradėsim čia kur nors.
Nežinau, daug šitas albumas labiausiai reikėjo remiksuoti jį. Neremasterint, bet iš vis perremiksuoti. Ajomis čia su juo vargo ilgai, nuobodžiai, bet štai turim pagaliau. Remixed, matot, by Tony Iommi. Kita pusė. Čia visko galima įžiūrėti. Kozi Pavelas, amžinatilsį. Būgnininkas nuostabus. Geoff Nichols ant klavišų irgi jau nebėra. Neil Murray bosu. Tony Martinas, aišku, Tonis Iommis. Kur čia Iommis galvoju, ieško. Gal nėra čia. Velnių daug kažkokio. Gal šitoj pusė. Ne, čia Tony Martinas. Geoff Nichols. Vagas. Iommis kur. Forbidden. Standartinis variantas tekstai. Juoda plokštelė. Man patinka šitas albumas, nežinau, kažkoks manis. Aišku, čia su reperiu yra Ice-T gabalas, kur daug kas keikia. Illusion of Power. O man visai gerai, kad žinau. Sueina. 7-8 metų pasakyčiau, man nevasaidai prastesnis negu šitas. Šit yra originali Hebra ten. Lemba, negi pritrūko man. Įmaučiu reik naują. Naują poką darysiu. Jau užbaigiu. Čia atsidaro. Čia atgal. Tiek, jau čia man reikės dar vieną, tai kažką du pasiėmą. Kažkokios kitokios jautys. Kažkur kitur pirkės. Nieko, gerai irgi. Sitiesins su laiku. Šitas tai labai įdomus. Aišku, klausiau aš jį digital versijoj remasterint. Skambėjimas tai nėra ką lygint su originalu. Žiūrėsim, kaip čia plokštelį skambėti. Na ką, paskutinis boksas. Oplia. Kasgi čia? Tai žinoma. Tyr čia. Skandinavų mitologija. Odinai. Lokiai visokie yra. O čia tai jau, bet čia blemba čia supakuota. Matosi kraštas. Tai. Kas čia užlenktas galas. Bet čia toks vaizdas, kad tas pats įpakavimas, blin. Nors ne, turbūt sulanksti. Galvoti, sakiau. Galvojau bus. Viena vis tiek tokia biški. Keliavo palankstyta. Na ne, čia pardavimui. Kolekcija.
pasiklausymui, tiksliau, šitus tai albumus, tai tikrai užsimesiu. Laiks nuo laiko. Eiktų, dar šitą paplėšiu. Ir palanksčiau pats paplėšiu. Blin, nenoriu čia dėti ant šitos pusės. Vaizdu, kad čia irgi neuždėsi. Blemba, suplėšiau šitą, gal ir nedėsiu. Valniau. Man taip gražiau, nu kažkaip netrukdė čia. Ai, kaip jie čia taip palanksti. Svarbu, plokštelė sveika būtų, blė. O, blė. Šitas jau tekstų šitas visai fainesnis, nei juodas. $90 metų albumas. Po šito buvo, kiek čia, 3 jau Eternal Idol, Headless Cross ir šitas. Paskui išsiskyrė su Tony Martinu, susitaikė su Dio vienam albumui. Dehumanizer, tarp kitko, irgi būtų gerai, o to dar neturiu. Ir paskui po vieno albumo vėl įsiskirsti. Grįžo vėl Eternal Idol su Tony Martin. Šitą. Kaip jisai? Vat užkrito. Cross Purposes, tu plemba. Visai jau atmintis. Cross Purposes vėl įrašė su Tony Martinu. Ir Forbidden paskutinis su Martinu, paskui galutinai Black Sabbath dingo kuriam laikui. O paskui buvo atsikūrę, žinoma, su Dio įrašė, su Hoziu įrašė, ten Heaven and Hell vadinosi grupė kaip irgi dėl tų teisių su Sharon neleido jiems Black Sabbath vardo naudot be Ozio, bet man ten Black Sabbath albumas kaip ten bebūtų, kaip ir šiti, bet kurie be Ozio. Ozis nebuvo dar Black Sabbath. Tai va, kišam. Keifuosiu, kada atsigulęs, pasileidęs. O, koksai tyra. Šitas man labai patiko. Pirmą kartą išgirdau, tai toks wow, mistinis. Šitas su Sword Court, Valhalla, Battle of the Anno Mundi, vienko vertas, Jerusalem, Sabbath Stones. Puikus visi gabalai iš tikrųjų. Baladė Feels Good to Me, nu tokia. Heaven and Black irgi. Nu va. Tai tiek. Prabėgu dar kartą visus iš eilės. Eternal Idol. Toliau buvo Headless Cross. Toliau po metų Tyr. Toliau išsiskirimas su Dio albumas. Grįžo su Cross Purposes 94. Ir Forbidden. Paskutinis 95. Taigi galima, aš sakyti, atradau Black Sabbathus turbūt panašiai. Tai jau jie buvo pabaigę savo 95 metais. Teko pažindintis ir ilgai laukti naujų darbų. Labai ilgai. Bet vis tiek šitie seni, iki šito albumo visi geriausi buvo. Klasika, galima sakyti, vėlesnėjo. Tai va tiek šiam kartui. Iki pasimatymo
Ačiū uždėmesį.